Sauliau, kaip suformuoti nuolydį L formos terasą, kuri ateina iš vieno namo kampo ir iš kito. Taip, kaip matot, tokią terasą mes ką tik baigėm. Tik šiuo atveju mes turim vidinį kampą namo kampe. Bet vienas šonas, antras šonas. Pradžiai apskritai, koks turi būti kampas. Milbordas, nulinio įgeriamumo lenta. Visų nulinio įgeriamumo lentų gamintojas sako, nuolydis yra nebūtinas. Bet karkaso deformacijos atsirandančios per laiką, ypatingai jeigu ant medžio. Lentos nelygumai, ką turi milbordas, tai reiškia, kad jūs visada turėsit stovinti į vandenį. Ir visada tokiuose probleminėse lentose, kurios turi rieves ir visakyti, ir jos laiko lentą, nuolydis yra procentas. Tai yra 1 centimetras į metrą. Aš kalbu apie procentus, ne apie laipsnius. Taip, geometrijos kampus mes matuojam laipsniais, bet statybose yra procentas. Tai yra nuolydžio dydis į ilgio vienetą. Arba paprastesnė kalba tiems, kurie geometrijos pamokoje miegojot, tai yra gulšiuko burbuliukas turi būti prisiglaudęs prie pirmo brūkšniuko. Tai reiškia 1 procentas. Efektyviausia nuolydžio kryptis yra, kai nuolydis sutampa su lentos kryptimi. Tai reiškia šitą. Čia mes padarėm 1 procentą, tai yra 4 cm per visą ilgį. Kas išduoda mūsų terasos nuolydį? Ko gero, tik tai klinkerio plytų eilė. Matot? Čia mažas tarpas, ten didės. Šičia nuolydis lentos kryptim. Aš turėčiau kilti į viršų, bet aš turiu langą ir aš jau čia kilti nebegaliu. Todėl šitoje vietoje buvo pasirinkta kryptis statmenai lentos dėjimo krypčiai. Tai nėra feng shui, bet iš dviejų blogybių renkamės mažesnę. Šiuo atveju šitoje terasoje mes turim 2 plokštumas. Viena nuo lango eina kryptis ir kita paversta šičia šonu. Ne? Dabar 1 procentas abiejose plokštumos. Tai reiškia, per šitą atstumą aš nusileidžiu 2 cm, o ten nusileidžiu 4. Tai reiškia, kad mano šitas kraštas yra nusileidęs 4 cm nuo mūsų nulio, o tas 2. Tai reiškia, nuo vazono aš dar 2 cm leidžiuosi žemyn. Kaip įsiformuoja plokštuma šitoj terasui? Pirmoji plokštumoje gulšiukas prilimpa, turim gražią plokštumą. Antroji plokštumoje gulšiukas prilimpa ir takoskyroj, kur susikerta 2 plokštumos, mes turim besisiūbuojantį gulšiuką. Taip, nes čia eina būtent 2 plokštumų susikirtimas, kaip ant stogo kraigo. Tai va taip formuojamos nuolydis L formos terasose. Aišku, tas principas galioja terasiniam lentom. Kompozitas, milbordas, medis ir panašiai. Akmens masė, porcelianas, šitie dalykai negalioja, nes plytos neišlenksi. Spaudžiam laikus, tampam prenumeratorius. Man tai yra geriausias ženklas, kad tokio pobūdžio turinys jums tinka, patinka ir jūs norit jo matyti dar daugiau. Iki!